Alo. Labas vakaras. Labas. Viktorija, jums skambina Jonas Nainys. Taip. Galėčiau užduoti keletą klausimų? Galėsime. Galėčiau. Ar ne? Taip. Aš tiesiog noriu pasikalbėti su jumis, tai nėra kažkoks įpareigojantis skambutis ar privalom atsakyti kiekvieną klausimą, bet man būtų labai malonu, kad atsakytumėt į 10 klausimų, kuriuo aš esu. Taip. Tai užtruks apie 3 minutės. Viktorija, ar jūs nejaučiate rudeninės depresijos? Jaučiu. Jaučia depresiją, ar ne? Kuom tai pasireiškia? Tom pasireiškia, jog esu pastoviai nusiminus, liūdna, sutrikus. Nežinau, ko nori, pastoviai pavardus, nusivylus, viskam. Viktorija, kiek jums metų? Kaip sakot? Kiek metų tau? Man 18. 18. Na, tokiam laikotarpyje yra būdinga tokie simptomai, kokius išvardinot. Leiskit paklausti, ar jūs turite vaikiną? Viktorija? Taip. Turit, ar ne? Kokie santykiai su juo, gal trūksta tau vyriškos meilės? Netrūksta. Čia viskas dėl mokslo. Viskas dėl mokslo, ar ne? Aha. Leiskite paklausti, kiek jūs, čia toks gan asmeniškas klausimas, kiek kartų per mėnesį mylitės? Oi, priklauso nuo mėnesio. Nuo mėnesio? Ja. O galėtumėte vardinti, kurį mėnesį dažniau? 4 kartus. Per mėnesį? Koks jau? Labai daug? Ne. Viktorija? Taip. Galėtų... Kaip? Sekundę. Bet nieko nevidu kažką. Viktorija, ar galėtumėt pasakyti, ar turite draugių? Jo, turiu. Ar gerai sutarėt su draugėmis? Gerai. Gerai, ar ne? Su kuo geriau sutarėt? Su draugėmis ar vaikinais? Draugais? Vaikinai daugiau. Vaikinai, ar ne? Ar esate nusivylusi draugų, tarkim, kažkokie bendravimo, kažkada jūs įžeidė, netekote draugių? Nėra tai buvę, ar ne? Nu, yra kažkada buvę, bet dabar šiuo metu tai ne. Ar bandėte taikytis? Savas? Taikytis bandėte kada nors? Bandžiau. Ir manote, kad ne jūs kalta dėl to, kas įvyko, ar ne anksčiau? Visai būna. Visai būna. Brangi Viktorija, aš klausiu dabar tokių konkrečių klausimų, nes į mane kreipėsi tavo buvusi draugė Raimonda. Na. Kaip santykiai su ja? Nežinau, dabar labai daug mokymuosi, dabar labai daug problemų turiu moksluose, tai kažkaip nelabai ir bendrauju. O tau ji yra draugė? Taip. Tu ją myli kaip draugę? Labai. Kada paskutinį kartą bendravote? Šiandien. Šiandien, bet labai taip minimaliai. O jūs esate susipykusios? Ne. Negaliu taip pasakyti. Supratau. Ačiū už atsakymus. Tai buvo specialus, kaip čia pasakyti? Speciali apklausa. Labas, tave trukdo radijas Zip FM iš Vilniaus ir mes taim tiesioginėme eteryje dabar. Kaip laikaisi? Jo, puikiai. Radistai tave patrukdė Jonas ir Rolandas. Klausyk, o žinok, mes turim tau vieną patarimą. Kaip mielą, visą telefoną. Žinok, tu taip dažnai nesimylėk, bo pasensi labai greitai. Ačiū, nekinga dabar, žinokit. Okei, mes ir nesijokėm. Viktorija, tai žinok, Raimonda nerimauja dėl jūsų draugystės, tai nežinau, kažkaip, pasistengkit bendrauti ir panašiai. Mokslai, žinok, tik tam tikras laiko tarpsnis ir nereikia parintis per daug. Kokie? 4 tik metai. Na, jeigu medicinoje spėja ir daugiau, bet tai draugės dėl to nepamesk, tai gerai? Stengiuosi. Ačiū tau už pokalbį, labai ačiū už atsakymus. Ate. Štai galvoju, kad jį neatsakinės. O tas vėlgi juokėsi ir man sunku. Sakau, pasakyk kaip daug. 4 kartus per mėnesį per kūnas. Nudžiūtų.